Gerasis vyras išveža. Tinka? Labą dieną. Tau nepavyko užeiti. Tomas karamelinį. Labas, koks tu didelis. Aha, kaip mano gydytojas. Aš noriu tau vėliau priklausyti. Gerai, neatsitrenk. Akvilės namai. Nežinau, kuriam aukšte tik tai. Trečiam pačiam žiūrėti. Toks gražus namelis, wow, jau prigaminta. Virtuvė. Vaizdas. Koks fainas butas. Net ir židinį turi. Koks didelis tavo butas. O, geras. Tėjom dviračiu. Mūsų gazelės. Lekiam su gazelėmis. Dviračių takai geresni negu žmonių takai. Dviratininkų daug, nors dviračiai nėra labai geri. Bet čia pilna stiklinių pastatų. Bet nieko tokio, jeigu aš pavalgysiu, Nieko tokio. nes aš nebegaliu. Aš tai negaliu kurą. Čia vieta nėra. Ai, Ai, tai čia kad į bažnyčią galėtumėm pažiūrėti. Gerai. o šiaip žinojai, kad pas man Delta galima žvejoti kanaluose nemokamai? O turi meškerytę? O Dieve, kaip pešasi. Andriau, parodyk kęstui. Vat kaip reikia įžuvinti. Aš norėčiau ten iššokti. Ui, aš taip bijau, kad tu mane suėstų jos. Varom pažvėjus. Visai kitoks miesto vaizdas iš tokios perspektyvos. Kirai, gaila, nebeturim sausainių. Čia būtų galima šou padaryti. Tavo ir jo galvos. Smėlis akis kapoja. Labadiena, sveikinamės iš Turčių rojaus. Štai gavome įrankį. Ne, nei peilis, nei mentelis. Štai prašau. Tai dabar spėkit žiūrovai, kam šis įrankis bus reikalingas. Mano spėjimas yra nutraukti žuvį galvą. Aš manau, bus nulupti odai. Teisingai atsakymą sužinosite po 3 sekundžių. 3, 2, 1. Fish knife. Čia yra tiesiog žuvytės peiliukas iš, tai žiūrėkit, lygitukės irgi žuvytė. Bet ji negavo tokio peilio, dėl to, kad pas ją filė. O pas mane, kadangi yra visa žuvis, tai aš gavau fish knife. Turčių mokėlė numeris 1 baigta.
Lekiam atgal. Vaizdo medžiaga Audriui. Pakeliamas tiltas, greičiausiai netgi veikiantis. Gal. Man labai patiko pasivažinėti. Ate, gazelė. Ate. Oi, Ligita, čia tu? Va, jau grybukų parduotuvytės prasideda. Tyrip advisoris sako, kad čia pati geriausia. Pagal ką žinai, kad labai gera. Kaina ir kaip atrodo. Ar čia tokie pati, kaip mes važiavom per vestuvės? Kaupėsi debesis. Ligita, čia vafliukų bardė. Nori pafilmuoti tą, kai atvažiuoja? Nu, kai saulė šviečia, miesto vaizdas visai kitoks jau. Taip. Labai panaši yra Oslo rotušė ir Stokholme. Tikriausiai laimę atneša ragų paglostymas. Geras jautukas. Mus buvo užsukę. Aha, labai įdomu. Mes atėjom per anksti. Raudonųjų žibintų kvartalas nelabai raudonas. Vitrinos tuščios. Išduoda tik tai užuolaidos. O ką jinai mezga? Tiesiog skaito. O kažin kiek jinai kainuoja? Nežinau, bet atrodo labai nekaip. Būtų. Nori iš to kalnasų? O, wow. Tiltas ant tilto. Tiltas po tilto. See you. Kas tu tokie? Kas tu tokie? Tu aš irgi turi pafilmuoti, jeigu jau čia taip svarbu. Visur pilna žmonių. Visur. Mes einam dviračių gatve.
Nu kaip? Sąmonė, lygiai tai yra gražesnių jo darbų. Čia visa salė gražesnių darbų už tuos, kur ten 4. Bet čia yra tik keli, nes Van Gogo yra visas muziejus, tai čia nesidalino tiesiog darbais. Lygiai už jūsų kita karvė. Kur? Šitam aukšte bus dėdė Rembrandtas. Filė sakė, koks mažas. Mano didelės akis vos pastebėjo šitą mažą mini paveiksliuką. Stebuklas, Delfto salė. Rimtai? Taip. Čia viskas iš to. Tai jie labai stiprus keramikoje. Kažkoks. Princas. Viskas, lygiai ta šitas aukštas dar. Gyvenasi. Kaip gyvenasi? Gerai. Jie dar filmuoja. Prieš tai sakiau, kad milijonas žmonių, tai dabar visą begalybę žmonių visur. Čia rodo kaip ir... Sugraduota. Viskas tam tikromis porcijomis. Pienas, pieno gėrimai. Viskas surūšiuotas, sugraduota. Dar kiaušinius reikia surasti. Jo 6-3 eurus. 10 kiaušinių, 2,59. Tai... Ai, čia vėl 6. O tu kur yra 10 kiaušinių? Nėra, 12 arba 20 arba 6. Svogūniukais. Ką čia ragaujam? O kas šitas? Čia bus aštrus. Audriui bučinukas. O gal Audriui vieną bučinuką parvežti? Vafliai specialiai varnoms. Prasideda vakaras namuose. Vietinių gėrybių skanavimas ir sveikuoliškas apvilės maistas. Rytas. Akvilė kažko ieško. O Dieve, jinai, žinai kur yra? Jinai už tos... Pasimetusi savo kaime. Už Kerko senosios katedros. Gerai. Vietinė bulknė. Ponas Karamelinė, labas. Savo miestą, ką pasakysit? Sekmadienio ankstyvas rytas. Dešrių, eik. Ką čia tie varpeliai reiškia? Goeiedag jongen.
Gal tau teko domėtis, kurių metų statybos tiltas? Ne. Lyja, lyja, lyja. Neįsim pagrindiniam gatvėm, gal čia bus kažkur palei pastatus paeit normaliai. Švarkė. A mes šypsomės dėl to, kad žiūrim į jūs ir paskui mes šilumai sėdim, o jūs ne. Žinokit, čia uždokumentuota ir bus panaudota prieš jūs. Kiek daug siūlų, ne? Taip. Pažiūrėjus į patiekalą, aš tiesiog noriu pasakyti, kad dievai rūbų nenešioja. Palyginkite, ką valgo Delft studentė, o ką pasiturinti nacionalinės agentūros darbuotoja. Aš nežinojau, kad ten pagamino. Naujas miestas. Arba mini ratą padarysim.
balta. Dar įdomiau atrodo. Ten atrodo, kad nutušūtas kažkas.
Nepervažiuok, žmonės, nepervažiuokit. Labai įdomus kavos ledai. Čia bus milžiniška bažnyčia. Ir jos priekis, man atrodo, kad ten. Ane? Lygiai mikrofonas atsargiai. Kis. Nu, objektyvui per toli. Jis toks mažas buvo? Aš nemanau, kad čia jis. Ar čia jis? Jį belenkokio dydžio kartu. Tai kad vanduo yra aukščiau negu baseinas. Matau. Aš ir bijočiau išmirsti tos lempos. Bet kaip smarkiai turi laikyti tą sieną. O tu nematai, koks čia yra dviračių takas. Irgi Jis vos ne po vandeniu padarė. mes turim sausainių. Jūs turit varo lygitą. Ne, nu tai per lėtai. Ponas Lauky, ko plunksnas pašiaušęs. Cipa. Atrodo, lyg būtų kas nors anksčiau čia dirbdavo, ten priimdavo miesto kalėjimo vartai. Tai va trečias objektas yra pravažinė. Smagus Broskilutė miestas. Čiupsi už kameros. Bendraukim. Čia jau prasideda raudonų žibintų kvartalas. Ne, legitičnas tokių. Čia šilmas skaičiai ir raudonai. Atrodo, kad medis degtų. Gospelio choras, o senoji katedroje smuikinių orkestras buvo. Va. Nu tai ką, Akviliau. Ten trečias. Labai tau ačiū. Ačiū tau. Ate. Viskas. Ate.
Ate. Labai paprasta, lyginant su kitais miestais. Akvilė, nerandu geresnio žodžio už paprastą ir nuoširdų ačiū. Ačiū, kad priėmei į savo jaukius, laikinus namus. Esu be galo dėkinga už skanų ir nekasdienišką maistą. Už tai, kad dėl manęs po ilgos pertraukos mynei net 40 km gazelėmis. Už kompaniją ir gerą nuotaiką nuobodžiose kelionėse traukiniu ir ne per lietų. Už vikriai apžiūrimus svarbiausius eksponatus muziejuje, kad tik kuo greičiau galėtumėm eiti į laisvę. Už emocijas ir kartu praleistą nuostabų laiką. Už galimybę pirmą kartą apsilankyti studentų miestelyje Delfte, svarbiausiame valdžios ir tiesos mieste Hagoje, Nyderlandų sostinėje Amsterdame, didžiausio Europos uosto mieste Rotterdame, be galo gražiame etnografinėme mieste Leidene, na ir jų grožį palyginti su niekuo neypatingu miestu Eindhovenu. Ne tik dėl šalies pažinimo, bet ir dėl laiko praleisto kartu, ši kelionė man labai patiko, įsiminė ir esu labai patenkinta. Ačiū už viską ir lauksiu sekančio kvietimo.